Visi sveiki, sveikinamės iš Malagos ir sveikiname jumis su naujais metais. Taip, mes savo naujosius metus atšventėm prie jūros, ramiai, be socialinių tinklų, be nieko. Nu, ne visai ramiai, su pakankamai intensyviu eismu už nugaros. Nu jo, ir ferverkais, bet buvom toliau nuo miesto, nuo didmiesčių. Tai pakankamai ramiai, manau, kas dėjasi šiaip miestuose. Jo, tai o dėjasi miestuose turbūt nemažai kas, nes vakar vakare atsidūrėm Malagoje, tai buvom trumpam išėję iki miesto, bet jo, spūstis visiškai... Kosmosas, tikrai kosmosas. Tai praktiškai atėjom, apsisukom ir išėjom namo. Nes buvo daug garso, daug šviesų, daug žmonių, daug muzikų ir chaosas. Jo, ir su Rio buvom išėję, tai kas paniškai visko bijo. Tai toksai gavosi tikrai chaosas, tai biškai prasėjom gatvelėmis, bet ilgai neužsilaikėm. Ne, apsukom ratuką ir viskas. Nu, o šiandieną ką, jau dienos metu išėjom patirinėti, tai vėl, kaip ir, sakykime, kaip ir darbo diena, bet nu žmonių knibžda tikrai, kad knibžda. Ir nesuprasi, ar čia tiesiog dėl to, kad didmiestis, ar dėl to, kad žmonės gal atostogose. Nu, kažkaip jo, čionais įdomiai, nes žmonių tai wow, žinai, tikrai. Jo, nu ir pas mūsų Lietuvoje įprasta, ten, nu, jeigu va darbo dienos ir nauji metai pasibaigia, tai dar sausio 1 ten ta laisva ir viskas, sausio 2 visi pilnai grįžta į darbus ir panašiai, o čia judesys, pasirodymai. Sausio 3 šiandien, man atrodo, ne, mes turim. Jo, man atrodo, jo, tai judesys, pasirodymai vakarais, dienomis, parduotuvėse žmonių yra, pas mus irgi Lietuvoje įprasta, kad prieš Kalėdas tu realiai visus naujus. Apsipirko visi? Apsipirki, pinigus išleidi ir tu jau sausį ramiai sėdi. O čia knibžda. Čia toks jausmas, kad dabar yra prieš šventinis. Jo, prieš kalėdinis dar visas. Nes parduotuvės lūžta, restoranai lūžta. Nu, čia žmonės tikrai neskaičiuoja. Neskaičiuoju, kiek turiu. Tai va, žodžiu, toksai trumpas update ir ką, mano selfie stick tai yra mano rankytė. Šiek tiek jau pavargo, tai ta proga, kad jinai nenukristų mums šitaip. Varom pasižvalgyti. Jo, ta proga, sakau, varom su mumis kažkiek pasidaryti po Malagytą. Rio laukime, nes šunų negalima, kas yra normalu, nes atviras maistas. Tai visą laiką paduodu galimybę Juliui daryti. Tai va stovim ir laukiam. Gal parneš kažkoks skanaus. Nu, šį kartą užsukom į Malagos turgų pasidairyti. Galim nueit pažiūrinėti, ką čia pardavinėja. Ir kiek čia kas kainuoja. Va, žuvų skyrelis 24 eurai kilogramas va šitos žuvis. Dorados 20 eurų kilogramas. Tai pakankamai brangios lyginant su parduotuvėm, bet matyt kur kas gal šviežesnės arba laisviai, kad pagautos ar dar kažkas. Kalmarai 25 eurai kilogramas. Tai lyginant su parduotuvėm, ką esam matę, tai kainos tikrai, kad bent jau iš to, ką matau, tai didesnis kol kas. Lašiša 42 eurai kilogramas. Tunas 68 eurai. Tai čia turbūt kainos bus dėl to didesnės, nesakau, viskas labai šviežia, ekologiška ir panašiai.
daržovės, va. Skyrelis. Viskas labai taip gražiai patiektas, sakykim. Norėtųsi, atrodo, viską čia prisipirkti ir prisivalgyti. Alyvuogių mėgėjų rojus. Pasirinkimo kosmosas. Ir vietinės virtuvės, kur iš karto gali pasimti kažką užkasti. Tik tai nematau jokio meniu pakabinto, tai negaliu nieko ir apie kainas pakomentuoti. Ir čia toliau tęsiasi viskas, va žmogus varto meniu, tai pabandykim pažiūrėti šiek tiek. 14-16 eurų patiekalai, tai šiaip pakankamai nepigiai atrodytų. Va, keptos tempūroj krevetės, 2 eurai vienetas. Tai jo, tai nepasakysiu tikrai, kad pigus turgus, bent jau nepasirodė iš to, ką mačiau. Tai tokie trumpi komentarai būtų iš turgaus, o dabar keliaujame atgal pas savo mylimuosius žmageliukus ir šuniukus, kurie manęs laukia. Ką parnešys skanaus rodi? Gąsdins. Taip pasitinka lauktuvės tokiu veidu. Tai kas čia yra, nesuprantu. Alyvuogės? Aha. Tai dabar vyno nealkoholinė imkos. Gyvenimas verda pilnu tempu. Šiaip pastebėjom, kad ispanai tai yra ypatingai loterijas mėgstantis žmonės. Viskas yra išpirkta, kioskelis tuščias. Ir dažnai žmonės nešioja, pardavinėja, ant gatvės stovi su loterijom. Tai, kaip sakant, mėgstantis palošti. Man dar vieną įluką azartiški, nu. Va, atsisukau už nugaros ir žiūriu, ir čia loterijos. Tai va, pažiūrėkit, kokias eilės prie vietinių loterijų. Kaip mano, tikra statula čia ar netikra? Atsakymą gavot. Labai vienas iš geresnių jaučiu gatvės tokių įsikūnijimų, ką esu mačius. Tikrai efektingai. Čia va tokia eilutė ir dar už kampo užsisuka į muziejų laukia Picasso. Nu, Malagos madiste. Kaip tau čia? Pati Malaga tikrai faina, bet žmonių kiekis nusiurbia mane. Labai siurbia. Jautiesi išskvyzinta? Toksai visą laiką paukščių medžiotojas. Visą laiką dabar tikrai gan laisviau, bet eina, stumdosi, lipa ant kulnų, ta trintis tokia. Ne. Visi dabar žmonės tave stebi ir galvoja, kokia tu žvaigždė esi, nes nuo savo operatorių atsivežė į miestą. Eina tave filmuoja. Ne. Netrigeri. Buvom čia. Buvom va ten, kur M raidė matosi. Niekaip neišsirenkam, ką norėsiu užkasti. Tai atsisėdom prie Burger Kingo. Jis sako, sako, Stambul pizza kebab. Sako, einam, gal tenais pračekinsim. Tai kol kas yra pasimetims. Esam praalkę ir yra didelis pasimetims, ko norisi. Va, tai žiūrėsim, gal čia apsipreginsim dar. Nu, kad ir ką prieš tai sakytame video apie mano maistą ir norus.
Nesakyk, geras sprendimas buvo ateiti. Geras. Skanaus. Pasistiprinsim ir eisim toliau vaikščioti. Apsuk tratelį. Nu, pažiūrėsim, kas čia gausis iš šaržų. O, pradėjo nuo tavo vešlių antakių. Panašu į tai, ką aš nupiešiau. Jam labai linksma kažkaip Julių piešti. Ok. Tai man toks va rezultatas. Ok, gracias. Nu, ir kaip tas rezultatas jums? Fainas, man Linksmas. patinka jo energija, labai linksmas. Rezultato ar piešėjo? Piešėjo, kuris atnešė rezultatą. Va, po truputėlį grįžinėjom į savo parkingą, tai yra aplinkui mumis jau prisistačiusių dar nameliukų. Tai iš esmės visai iš tikrųjų neblogoje vietoje buvom santykinai įsikūrę. Kaip mieste irgi kaip tokiam didmiestį, nes centrą mes pėsčiom per kiek? Per kokį 20 minučių taip atsipūtusi žingsnio, ne, einant kažkas tai. Ja, 20 minučių. Neatsipūtusi, nu mes, mūsų atsipūtė žingsnis vis tiek yra ant tempo. Nu tai žodžiu, suprat. Ant tempo žingsnė. Jo, tai... Minučių, jo. Tai santykinai tikrai, kad skaitau, kad neblogas parkingėlis buvo. Vakar, kai atvarėm, čia iš karto dealeris prisistatė prie mūsų. Nu, ne dealeris, bet, nu, tipo. Sureguliavo, jo, sureguliavo, kur mums čia prisiparkuoti viską. Iš karto prie langelio atėjo, kaip jisai jaučia, kad būtų dirbantis, kaip jo aikštelė, susirinko babkės iš mūsų. Eurą norėjau duoti, bet sakė ne, 4. Tai pasiknisau po piniginę, 2,5 turėjau, tai, nu, sakė, okei. Tai va, tai žodžiu, leido mums išmiegoti čia mūsų tas prižiūrėtojas ir jo, ir pakankamai neblogą naktį apturėjom kaip miestui. Triukšmo buvo, bet kentėt buvo galima. Normaliai, tas pats kaip prie jūros jau čia dar didesnis. Man asmeniškai tai prie jūros, nu, vat, kur naujus metus sutiko, man asmeniškai tai didesnis buvo, nes dideliu greičiu ten mašinos pro šalį važinėdavo, tai jos prasvimdavo paprasčiausiai. Tai taip faina, kad jūrą turėjom, bet daugiau tai... Tai va, nu ir viskas, ir grįžom prie namų, tai mūsų tolimesnis dabar planas. Apsukom, kiek mes čia palaukto, pažiūrėsiu, apsukom. 8 km šiandieną ratuką. Tai tolimesnis mūsų planas, parom tada šiek tiek už miesto, pasižiūrėjom tokie. Gamtos jau norisi... Ramybės tokios jau biški norisi. Bet tai jau tokios ramybės, kur jau net ir miegot su ramybė. Jo. Let's go. Parodyk kokį vaikrutasą, kaip moki. Ką tai? Vaikrutasą kokį. Kokį vaikrutasą? Nu, kokį fintikliušką. Rankas užimtis. Kai tu pavarai, padarai ką nors. Ir aš kiekvieną kartą galvoju, kada jinai neapskaičiuos ir man tikrai... Visada apskaičiuosiu. Pils man kada į marmūzę
Blemba, būtų linksma, neapskaičiuoja, kokius dantis išmuša. Įsivaizduokit, sekančiame epizode aš su savo šipsenėlę ir čia nais tai priekinių dantų toks. Labas rytas. Su moment priklijuočiau turiu patirties. Kas nutiko? Tai nieko, antra pusė išklijavo dantukus. Prašai parodyti tintą. Nu, gerai, vežu šitą killerį pasiganyti biškį. Nu ir ką, labas rytas. Vakare jau tamsoje atvažiavom prie ežero. Tai esam netoli nuo Malagos iš tikrųjų ir nuvažiavę. Pusvalandis iki šitos vietos. Bet tikrai, kad gražu. Nemenkas skardis. Turim va tokį visiškai wild parkingą. Prisiparkavę esam palei kraštą ir puikų vaizdą į ežerą. Saulutė kyla. Tai oras labai malonus, čia va praeina šone kelias, bet po pastarųjų visų triukšmingų iš tikrųjų naktų, tai čia mirtina tyla ir ramybė buvo, tai fantastika buvo miegoti iš tikrųjų. Tai papasakok, ką veiksim šiandien mes. Ką veiksim šiandien? Papasakok apie mūsų naktį ir apie tai, kas yra numatyta šiandienai. Nes mes dabar sėdėjom prie pasitarimų stalo. Buvo sušaukta komisija ir sprendėm, ką mums veikti. Tai kokie sprendimai priimti, pasidalink su mūsų mielais žiūrovais. Gerai. Jeigu jau taip nori. Noriu. Pasidalinti. Aš noriu atsigerti kavos, o tu pasidalink. Tai naktelė buvo tokia, kad Rija apsivėmė. 2 kartus apsivėmė. O kadangi jisai su mumis aukštai miega čia lovui, tai jisai išėjo su visais indais ir vandeniu, su viskuo nuo lovos ant žemės, kad tik nevemti lovui. Tai Belė kaip išsigando. Tada miegojau čia ant šitos sofkutės. O čia vat miegojau taip patogiai susiraičius. Nes žinojau, kad vems antrą kartą. Taip ir buvo. Nu žodžiu. Vemalinis buvo naktis, vemalinė. Buvo bemiegė naktis su... Nežinau, kaip tu miegojai, Taip. Tai žodžiu. Švelniai tariant, prastai. Tai tikrai buvo sunkoka naktelė. Tai dabar ką mes veiksim? Tu eisi vaikščioti su Rija, eisi tyrinėti savo ekspedicijas ir apylinkės mėgstamas. Aš eisiu pamedituoti, pačilinti ir biškai neturiu šiandien energijos. Niekur eiti. Ir aš iš tikrųjų toks nei keptas, nei virtas, pavadinkim šitaip, tai jo, tiesiog, kad truputėlį. Bet tikrai esame gražioj vietoj. Graži vieta, rami vieta. Naktis tai buvo pati ramiai iš savęs. Visiškai buvo net keista miegoti ramiai. Po tiek triukšmo paskutiniuose parkinguose, tai čia nais... Rojus kampelis. Ne tai, kad rami, bet čia iš vis jokio garso tada, sakykim. Jau senokai tiek žalios spalvos iš tikrųjų bemačiau, kad taip žalias kalnas būtų. Labai gražiai atrodo. Rijo va su savo paukščių medžioklėm duodas, kai turi būti su čia visais šlaitais. Na, tai dar galvoju iš kitos pusės irgi šiek tiek nufilmuosiu. Gražus vaizdai, gražus kalnai. Kažkaip sakau, čia nais tos tokios žalumos matosi juose. Tai smagu, nes prieš tai didžioji dalis tai tokia praktiškai visur uoliena buvo. Čia nais jau truputėlį ir žalios žolytės galų gale turim. Einam namo. Nebeina susitvarkyti jau su jo. Tie jo davimaisi kalnais įgavę va naują pagreitį.
Jau varo dabar vargiai besugeba sustot, bet vis tiek varo. Su savo visais paukščiais. Einam, bludelnikas, einam. Va, išskrido paukščiukas. Liežuvis jau iki žemės. Vėl jo nebesimato dabar, užmatė. Nežinau, ar matysis ar ne, to pabandysiu priartinti. Kur čia yra? Ai va, vos. Matosi. Taip. Kalnų ožkos ar kas čia net, nežinau. Ir va, prisistatęs jau yra ponas. Duodas. Oi, nu ką, apsukom su Rio ratuką. Nemažą. Buvom užsikorę čia ant kalno. Pagulėjom ant žalyno, iš tikrųjų, faina. Geras toksai jausmas, iš karto primena vaikystę, kaip sodose su draugais išvarydavom į laukus ir valiodavomės pievoj. Tai smagus toksai jausmas kažkaip tais buvo. Saulytė dar taip šviečia maloniai, tai jo, smagiai praleidom laiką. Ir viskas, ir dabar kulniuojam jau namų link. Tie abudu šiandien su Ina tokie esam. Nei kepti, nei virti turbūt, taip reikėtų pasakyti, nes jo, ta naktis buvo įdomi pas mumis, kaip ir jo skrandis sustreikavo. Tai abudu nei išmiegojom normaliai, nei pailsėjom. Va, tai žodžiu, jinai pasiliko prie kemperio, prie namų, pailsiaut su vaizdu į ežerą, o mes apsukt ratuką išėjom. Va, tai dabar grįžt, pasidaryt valgyti ir kad ir kaip bebūtų, tai linksma ką veikti toliau ilsėtis. Tai šiandieną grynai tokia egzistencinė diena. Važiuojame naktį. Tai žiūriu, šiek tiek atsigavai po nemigos. Žinok, meditacija daro stebuklus ir laikas be tavęs. Ačiū. Visiems reikia laiko su savimi. Gerai, jokas jokais, bet iš tikrųjų išalkau taip belenkaip. Tai manau varysim gamintis pavakarius ar vakarienę ar kažką tais. Maistuko, čilas. Netflix chill night. Taip. Atsijungiam. Ir labą dieną. Inukai. Taip. Pasisveikink su mūsų žiūrovais. Sveikinasi su mūsų žiūrovais. Oi, to krepšio nepasiėmėm, einu paimsiu. Tai žodžiu, išvarėm mes iš savo ežeriuko ir važiuojam link kito ežeriuko. Bet bevažiuojant pamatėme mes Lidlą, o parduotuvės rytoj nedirba dėl tų berods 3 karalių, kaip išsirišom. Tai, žodžiu, ne tą vežimą pasiėmiau labai didelį, tai einu pakeisti. Tai, žodžiu, pamatėm veikiantį Lidlą, sakom, šokam į Lidlo. Tai šios dienos planas yra pakeisti lokaciją, važiuoti išsituštinti kemperį, nusimaudyti ir panašiai ir turėtumėm po vakarį vėl atsidurti prie ežero, tik tais kitoj vietoj. Tai va, tai žodžiu, varom šopintis ir į kelią. Va, shopkeeperis jau dirba.
Yo, 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 yo. What's up? What's up? Tu Nadia, ar tu ką savijai, aš nesuprantu. What's up? Ką reiškia išsimiegojo? What's up? Jie aktyvus. Mes po truputį išmokstame prekintis, galiu pasakyti. Jau pareinam su vienu maišu, nereikia nei vežimų tentis. Bet pats pagrindinis dalykas, nei vieno čipsų pakelio nenusipirkom. Įsivaizduoji? Ir realiai saldumynų nenusipirkom, tik vieną tironą tą vietinį paragauti citrininį. Nes ragavom Rafaelo, tai net nedėjo iki istorijų, žinokit, jisai. Ten buvo... yra next level ir mes tikrai ieškosim jo visuose parduotuvėse. Ten turbūt skaniausias apskritai ever. Dalykas kokias jaučiu valgyti, kas liečia saldumyną. Tai ieškosim skirtingose Lidl ir visus išpirksim, kiek rasim. Tai va, žodžiu, staptelėjom susitvarkyti kemperiuką, pasipildom vandens, išsipilam nuotekas ir varom tada jau prie ežeriuko. Tai labai smagu, kai atvažiuoju į tokias vietas. Čionais yra miestelio, pačio miestelio, jo, taip sakykime, įrengtos vietos. Tai yra ir pakankamai didelė aikštelė, kur gali visiškai nemokamai, jeigu tik tais nori parkuotis ir apsistot ilgesnį laiką. Ir lygiai taip pat labai tvarkingos tada jau būna aikštelės visam servisui. Tai viskas tvarkinga, gražu, geras geriamas vanduo ir panašiai. Tai kai pavyksta tokias aikšteles rasti ir užvažiuoti jas, tai visada nudžiugina. Viskas tvarkinga, aišku, ramu. Atvažiavai 5 minutės, tvarkiai važiuoji toliau. Tai kaip plaukučiai dar net šlapiai išplauti? Nu, tai kaip išsiturškiai? Labai gerai, visiškai spavo. Antakiukai nudažyti, blakstienos nudažytos, tobula. Tai sklinda gandas, kad karšto vandens nepritrūkai turbūt vieną iš pirmųjų kartų čia. Taip, tau. Nu jo, vienas iš pirmųjų kartų, man čia taip. Išėjo su šypsena nuo ausies iki ausies, sakau, nepritrūkai karšto vandens, sakė, ne. Tai žodžiu, išsiturškiam, išsičiustijom, prasisiurbėm ir varom prie ežeriuko. 5:30 jau. 5:30 jau, nu. Nu. Niam jau noris. Nu va, atvažiavom, bet einam patikrinti su mažuoju pagalbininku, nes pakankamai toks status kelias atrodo ir toks neblogai pakandžiotas. Tai einam pasižiūrėti, ar mums čia galima važiuoti, ar reikia pasirinkti kitą kelią, bet vaizdai tai gražus. Ežeras iš toli matosi tikrai, kad gražu, bet čia kažin ar leisiuos, nes ir paplautas toksai kelias atrodo ir akmenuotas. Nusileisim, bet paskui ne, jau matau, kad tikrai neverta. Bet paskui užkilt gali būti problemų ir yra tokie visokie medžiai atsikišę, šakos. Tai kai reikės pasigauti greitį, tai bus tikrai prasti poperiai, kai jas reikės aplenkti, nenusibraižius. Važiuojam į kitą vietą, prie to pačio ežeriuko, bet į kitą vietelę. Nu. Tai atvarėm čia tokiu off-roadu šiek tiek. Nu, atvarėm, bet tai parodyk vaizdą. Tai aš tai tu irgi vaizdas esi. Nu, čia vaizdas jau viršų. Žodžiu, jo. Vaizdas jau, kaip sakant, einam į lauką. Taip, to išlipsim, tai žodžiu, važiavom tokiu visiškai žvyrkeliu kalnų, bet nedaug čianais, kokį 0,5 kilometro turbūt, ne, pavažiavom. Jo, bet net nepasakyčiau, kad labai siauras buvo, bet pats kelias tai jisai buvo nice. Jo, tikrai, kad super ir, žodžiu, atvarėm į akligatvį,
Nieko čia nėra, nei vieno žmogaus, nei vienos mašinos. Jo, tik tai vėjas, kad šiandien didelis. Automatika. Va, o dabar keliaujam į šitą mūsų wild vietą, pažiūrėt, kaip čia kas atrodo, apžiūrėt. Ir taip. Bam! Bam, 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 bam. Pažiūrėk, kokia skylė dangui. Saulės. Bet tai čia kai juodoja visas dangus, aš nesuprantu, kas čia gal audra kokia ateis. Uolos jo irgi įspūdingai atrodo. Čia va keliukas, kuriuo atvažiavom. Ir viskas, va. Akligatvis visiškai. Totalus. Fantastika. Nei vienos mašinos, nei vieno žmogaus. Va, soliukai. Hamakus galėsim pasigaminti. Nu bomba. Šitokios vietos senai ieškojom. Tikrai, kad senai. Fantastika totali. Šitą gražuolikę antrą dieną iš eilės pralošė pamarskomų dėl indų plovimo. Nu. Aš tau nusileidžiu. Ar tikrai nusileidė? Tai kokios mintis tau lanko dabar tave? Džiaugiesi? Nei džiaugiuosi, nei verkiu. Yra kaip yra, realybė priimu. Tai kitą kartą gal realybę priimu be burtų, be žaidimų tada. Kokia realybė? Nu, tai tiesiog paimk ir išplauk realybę. Tai čia bus mano pasirinkimas. Nu, bet patapt realybę. Bet aš nenoriu, kad jinai tokia pataptų.